O, kokia oškyta. Jo. Sveiki, oška eterį. Kas per kalnožį su tavo balsu? Valdėlį nevaryk ant manęs. Labuka, Inga. Oi, labuka. Kas jungiatės? Labutis. Sveiki. Labutis. Oi. Atsargiai nenukrišk, o aš labai neblaivi. Blaivi, žiūrėk, kaip aš moku linguoti, taip kaip tavo kaiminka. Valdėlį. Labai gražiai moku. Kokia šio vakaro tema? Optimizmas. Tiesiog gera nuotaika. Sveika, čia kažkas rimto bus. Iš balso tono jaučiu arklį, stojadituks pizdaudos visiems. Ne, niekam neduosi. Eik, čia duok nedavęs. Visi gyvent savo gyvenimus, visi kur intrigas senose gyvent. Aš tai va, atėjau ant kalno, pažiūrėjus, ką gero tik tokia, apsisuksiu ir išeisiu, pablevizgosiu va čia laivėj, viskas. Zvezda, žiūrėk, kaip aš moku linguoti. Norėjau paklausti, dainavai tu kokią dainą, kažkaip niuniuojas. Eik tu, aš tiek dainų esu prisiniuniavus, ką varom į Tirkšlius, ten bus linksmiau. Eik tu, Valdėlį, čia ir linksmai. Čia ir linksmai. A matėt, kaip žiovau jau. Ne, žvaigždės lai savo keliu, aš savo kampelį, tyliai, ramiai. Nenoriu, žinok, Valdėlė, aš ten jokių intrigų, kam reiktų intrigų, laidaros, bet be manęs. Aš dabar paliksiu labai ramų žmogus. Žiūrėkit, kaip pasakiau, kad nebus jokių intrigų, jokių pizdakų nurašymų. Tai va, visi sekėjai krent, žiūrovai krent. Na gerai, kai liks keli sekėjai, aš jums pasakysiu paslaptį. Ne kampelį, o ant kalnelio. Nu, šiaip iš tikrųjų, labas, neini palaikyti Lijanos. O kas buvo Lijanai? Vėl kažkas atsitiko, ne? O kas buvo Lijanai? Nesupratau. O kas buvo? Nu gerai, pirmą paplepėsiu, paskui. Nu, aš tikiu, jau žinai. Nieko, ką jau nežinau, žinok, šiandien biški mieste reikalus tvarkiaus. Ir buvau kelis kartus, aš mačiau, kad, palauk, kas ten Gilė atsisveikinimo koncertus darė su TikToku. Ir paskui ką, Kristelė, mačiau, laiva buvo pasikūrus, bet labai neįdomus. Ai, paskui, kas ten įmetė man apie kaip Daivai metė kortas, o mintis Editai, what the fuck. Į viską, žinokit. Ai, Lijanos laivą ryte biški žiūrėjau. Į viskas, į daugiau nežinau. Į ką aš čia praleidus? Vadinasi, jeigu nežinau, nereik man žinoti.
Liana galės stebėti tik privačiai. Labuką ištrink liūdėsi, labuką. O kas čia dabar ir nutikė, nesuprantu. Žinokit, aš nenoriu veltis į tas... Man... Labutis Klaipėda. Žinokit, aš darau antakius, laukiu savo princą, ant žirga, nežinau, gal ir su dviračiu atvažiuoti. Labutis, oi, kokia graži ožkytė balta. Visa, žiūrėk, kaip aš moku uodegytę pajudinti. O, Labutis su Iren. Oksana, koks tau reikalas, ne tavęs klausiu. Žiūrėkit, davai nesipykima, gerai. Nenoriu aš čia tų piktulių pačioj viršūnį. Nedai. Ką? Jozu, koks tu gers vaiksėsi. Aš sakiau, kad aš tave myliu. Įpilk mamytį į vandenuką, gerai. Okay. Pačioj viršūniai. Nu. O ką čia tavo ožka dar daro? Nieko daugiau ir nebedaro, ne? Pamiršai pasakyti, kad labai myli. Tai vadinama vaikų išnaudojimas. Koks vaikų išnaudojimas? Kiek tau nedukai metų yra? 18. 18? A tai tu vaikutis ar jau vyras, kaip įpyras? Toks bachorėlis. Jisai sakė ir bachorėlis, ane? Na. Tai jau Augustai, nebelabai vaikų išnaudojimas. Nebelabai. Į gyvybės langelį netelpa, vaikų namam galiojimo laiks pasibaigęs, nes jau yra 18 metų. Tai dabar belieka marčią surasti. Bet kažkaip reikia marčią surasti, pasislėpti, kad aš esu jo mama. Nes kai sužinos, kas jai uošvienė atiteks, tai irgi gal pabėgti. Į senelių namus per jaunas, Jėzau, ištrink liūdėsi, ačiū labai, draugą pažinsi bėdoj, ačiū tau labai. Nedai, naują posakį radom. Naują posakį radom. Karačia, į gyvybės langelį tu nebetelpi, į vaikų namus tu esi jau galiojimo laiks ir pasibaigęs, nes tau 18, o į senelių namus tu esi per jaunas. Ir vienintelis paskutinis variantas tau susirast mergą. Neriukai, eik tu, kodėl tu linki žmonėm tokio blogio? Nieko gero, aš mačiau, kaip man metė kortas, aš viską žinau. Apsaugok viešpatę nuo tokios uošvienės. Tai va, su tokia uošvienė kaip aš, eik. Eik. Tai kad marčios jau palauk, neužilgo pačios braižys duris. Ką žinau. Nedai, dovanosi mergaitėm per Valentinkę širdelės. Ką žinau. Priklauso kokiam mergaitėm. Aš norėčiau tokios kaip tu, tik turiu dukrą 17 metų.
Ai, tai čia viskas okei. 17. 17. Nedu 18. Labai gerai. Labai gerai. A girdėjot? Eiktų, ačiū labai. Kas patvariniai? Labas, Edita Ram. Bendrininkė. Aš esu bendrininkė. O Jėzau, kaip fainiai. Oi, kaip fainiai. Labuka. Ačiū labai už tas gėlytės. Oi, geras, koks gražus. Eik tu savo. Bus marčiai taisyklė nedaryti tokią live išmaldų, nes man baisu į... O Jėzus Marija, jo, čia irgi jo. Čia irgi viena iš tų taisyklių bus. Ta prasme, nesupratau. Tu mano favoritė, nenustok brangioji. To prasme, aš niek nesuprantu, žinokit, hebra, aš atėjau, galvoju, pačilinsiu tik tokią, laivę pasikursiu, parodysiu, kad ožka dar sveika, gyva, su ragais nenulaužytais, visks vietoj, o degikė, va, kaip matom, vietoj, nu, linguoju taip pat, kaip mokėjau, nuo pat karjeros pradžios, ir čia, sako, kažkokios intrigos. Žinokit, aš nesivelu, aš neturiu laiką, ir vsio. Labas vakaras, nėra ryšio su Liana, kas ten buvo, gal galit parašyti ir pas jūs nėra garso. Ta prasme, nėra pas manęs garso? A pas manęs nėra garso? Nu tai va, tai pasigarsinkit telefonus, kodėl jūs ateinat, mane kaltinat, kad pas jumis nėra garso. Pačios užsitildžiusios garsus į mane kaltinat. Nu, ačiū, Agnyte, va. Visi rašo ir garsas. Nu, tai kam reikia seną ožką apgaudinėti? Išgražėjus, Marija, ne? Mes negirdim tavęs, girdime tik kažkos kvekenimą. Patys, o pačios. O Jėzau, Marija, atsiprašau. Labai atsiprašau, labai gailiuosi tą žodį ištarusi ir nepasitaisiusi. Iškart po jo ištarimo. Nu, ką padarysi? Kalnų ožka ir kalnų ožka, jai ir viskas atleistina ir nėra ką čia. Liana darys daugiau viską tik prenumeratoriams, nori viską tyliai daryti. Ai. Ką čia man pimpaliuoja, aš nesuprantu. Edita, eferistė, tu dar sena kalnų ožka. Tas eferistė tai gers. Tai galėtų man jisai išversti, ką reiškia eferistė. Aš niekam negaliu repostinti. Ką tu nori repostinti, neriu? Nu va, kas norit paskambinkit Lukučiui. Tu, Lukai, nesijung pas manęs į laivą, tau kas nors vis tiek į tą numerį paskambins, jie. Nu. Susisiekit su Luku dėl stiklainių supirkimą. Lukas superka stiklainius, va, galit paskambinti, susitart su juo. Eiktų ištrink liūdėsi, žinok, tai ožkai ir dažnai, žinok, ant to kalno ir rimts reikals.
Stovėti. Andriau, kol toks negatyvas. Nu va. Ne, ten kažkoks kitoks lukutis. Silija, ačiū. Eik tu žiūrėk, kaip aš moku. Jo, yra biški pasnygę. Labukas, Jurgita, labuka. Kodėl vienus kitus komentarus reik man praleist pačiai? Ne viską įmet. Matot, kalnų ošką ger vandenėlį. Žinokit, reik daug skyščių gerti. Eiktų, kaip reik skyščių gerti. Ir tada nereikės į sporto salę eiti. Nu va tiesiog, Jurgita parašė labas. Palaka, Jurgita. Labą vakarą ir nepraleido. Nu tokie žodžiai, tai tikrai nėra raktažodį uždėti. Ai, nesuprantu. Kad pirštukai dirbtų, neatrofotus. Mes su tu greitė šiandien vaisių kokteilį pasidarėm. Oi, kaip skaniai. Girdė, o lama dava vakarą. Kur Nerijus? Nežinau, kur Neriuks. Jau susirado kitą ošką, su kuo kalbėti. Nu, grįžai? O, aš visą laiką čia buvau. Ne, nebuvai. To prasme. Nu, man tai atrodė kausimutinus. Ne, aš buvau eterį. Bet sakė čia panas, kad nesigirdi. Rini vėl sutrė alkoholiką sutinus. Ne iš tavęs, ne tavo reikals, ne? Blokuokit tokius nevalus. Na, tuoj atsisveikinsim su šituo mažuliuku katuliuku. Nu, tai Edita, tai pijokė, Jėzau. Edituk, plaukučius prisiauginai labai gražiai. Iš kur jūs traukė tos plaukučius prisiaugintus? Seną video matė tavo. Ai, iš mūzos. Taip. Ai, neprisiauginau aš jokių plaukų. Nuplikus, musiau tebėr. Nuplikus. Ką Neriuks gera? Nieko, klausaus ir matau ir žiūriu, kaip oškytė. Darkos čia ant to Everesto. Everesto. Tylu ramu tam tik tokia, nieko gero, žinokit. Nieko gero visiškai. Aišku, ne. Ramuma. Nu kaip, viskas ten gerai, intrigos, negandos, dar kažkas. Kaip Neriukai sveikatos? Plekšnė gerai, viskas tvarkoj. Sveikatos, jo, viskas tvarkoj. Next. Next question. Blemba, kad nuskrolinu. Nu, žodžiu, labuka, hi-fi. Nieko gero. Vakar linksmesnė diena paprikolinom, žiūriu, net Juočkas nėra eterį. Lijanos nėra eterį. Nieko nėra. Nieko visiškai. Išmirė visi. Skelk Neriukai kokį anekdotą, prajuokink mumis. Aš pats juokings. Labutis. Ai, Lijana daro laivą. Truputį laivą žiūrėjau, neįmanoma, ten 3 sutrės tiek varo ant tavęs. Ai, Asta laivaro. Tai ant mane stumė. Aš buvau nuėjęs, parašiau komentarą, sako, oi, čia tas iš Lijanos, sako, grįžk pas Lijaną. Ai, rašy kažkokį komentarą, nereik ten sanais eiti. Nu, aš norėjau, kad užblokuotų, neužblokavo.
Negavau bloko. Na, žodžiu. Ne, dar namai nesudegė, ne, viskas tvarkoj. Arūnėlį, dėkui. A tu žinai, dėl ko klausė manęs namai nesudegė? Dėl ko? Dėl to, kad Bimbajevas su savo draugu norėjo padegti, mano chatą. Sugalvoję buvo. Kas sako, vat, aš pas Ela langelį buvau, sako, va, tai va šitam reikėtų padegti. Sakė, ten daug teritorijos, ten daug benzino reikės. Na, žodžiu. Eik tu tas. Jo. Ai, man aš kai pasižiūriu, žinai, visur intrigos, visur kautynės, pjautynės, tas tą sakė, tas tą davė, tas tą dadėjo, tas pinigų paukoja, tas aną kažką, tas paskolina, tas neatidavė, tas iš kiaušinio į galvą gavo. O Jėzau, nu, davai be manęs. Arūnėlį, da figa benzino reikėtų čia. Visų pirma, reikia prieiti prie teritorijos, žinai, nes šaunu be įspėjimo laidoju be klebono, žinai. Tai reikėtų į tą atsižvelgti. Durni žmonės, matyt. Kuo toliau, tuo giliau į laimą. Aš jau niekur nelendu ir vis tiek prikiša. Arūnai, žinai, kažkada kažką pasižymėjai, kažkada padarėjai ir tu jau esi kaltas. Viso. O ten paskui visiems figušački. Taip ir. Ir taip, Arūnėlį jau senai laivų besidarys, ne? Ne, dar jisai, man atrodo, čia kažkada mačiau. Žinai, Arūną, ne? Nežinau. Žurnaliūga. Jungle King'e buvo. Šiaip, kaip asmenybė, šiaip iš tikrųjų įdomus ir fainas žmogus. O žurnaliūga čia ne tave Lijana buvo užmūtinus? Jaučka, Nana. Jaučka jį. A ne? Ai, aš sakau, aš nenoriu veltis. Labas, Povilai. Aš nenoriu veltis ten į tas peripetiją. Taip, mane. Ai, tai jo, tada atsimenu. Nes kažkaip Lijana buvo langelį. Aš Lijana. Blemba ir žurnaliūga kažkaip pasiprašė į laivą. Ir aš ir priėmiau. Ir pasirodo, Lijana ten buvo užmūtinusi. Žinai, kiekvienam pranašu nebūsi. Tavo priešas negali būti tavo draugas, tas yra mitas. Ne, tavo draugo, ne taip pasakiau, tavo draugo priešas, tavo draugas negali taip būti, ne? Tai, tas, nėra teisybė. A, girdi, palauk, kodėl haterį į Kristinos gyvenimą? Nelabai supratau. Ai, jo, ten kažką. Gerai, pravažiuojam tą žurnaliuką, tą temą. Ai. Jo, teisybė. Aš pas Arūnėlį, man atrodo, modas tebesu, ne? Arūnai, tebesu modas, aš pas tave, ne? Jo, smarto gers komentars, bijok nepriešų, bijok draugų, va čia ir gers. Yra tiesos. Tai man, labutis širdelė. Pala, šiandien bus rovės, ne? Rodys kažkokį dėdę su kaukė. Kažkokia sunki diena, slėgis ar kas, neaišku. Man slėgis, žinok, aš parvažiavau šiandien iš miesto, man taip kažkaip pradėjo galvas spausti. O tai mėgs pradėjo eiti, nežinau.
Bet jeigu aš dabar užmiksiu, atsikelsiu 4. O kelintą kelią šiaip, 7 kažkur. tai nelabai ką, žinai. Nu, 3 valandas, nu, kur 4, kur 7, tai... O tai kitą dieną ką veikti. Nu, neproduktyvus paskui gali būti. Na jau. Ant pietų pradės miegas eit kažkoks dar kažkas pavalgius. Nu. Kokį dar dėdę su kaukė? Ką žinau, kas tas dėdė su kaukė? Kur kaukė? Kokią kaukę? Aš tai kaukę turiu, bet ant viršaus dar šalmą maunus. Manęs dėdė jį nevadin. Ne, per srovės čia kažkokį dėdalą rodė su kaukė. Tai sakau, jau kažką intriguojančio papasako šiandien per srovės. Ai, nu kažkokį dėdalą su kaukė rodė, iš tikrųjų, žinokit, nemeluoju. Tai va. Eit gal kažką užkasta, ne? Bet ir jau be 18. Bet taip, neįdomu šiandien. Tik to, kad tai vapšė. Aš žinok, šiandien aš sakau, aš ant vienos rankos pirštų galiu skaičiuoti, ką aš čia įėjus veikiau. Ir kiek kartų buvau įėjus. Tai ryte biš kažką Lijanos laivą greitai prabėgom, pažiūrėjau. Ten kažkas buvo, kažką aiškinos. Pala, Aitas Rams laivą darė, ten jos aptarinėjo tą laivą. Paskui įėjau, kas buvo. Pala. Kristinos vieną tą, kad Daivai metė kortės mintis editai. What the fuck? Paskui Gilės kažkokį atsisveikinimo koncertą mačiau. Nu, aš tiek te buvau šiandien. Ei, hebra, kam nesunku, pafalovinkit mane, aš iki 15 000 renku, tai nebedaug trūks, nes 2000 turiu. Bet tu nerkai stumi. Sak, jau 2000 turiu. Nu. O, ko ne? Blemba, dar fitnesą šiandien norėjau padaryti. Nebepaslinku jau. O da pavalgyti režimą vieną dozę noriu. Keistas iš tikrųjų antradienį. Sąlygnai. Bet toks labats, ne? Toksai man kaip ketvirtadienis, kaip po savaitės jau tokie pavargę. Nu. Ne? Rytoj pala trečiadienis. Aš šitai išvariau į Klaipėdą. Tai va, tai kas norėsit susimatyti, rašykit. Kas norit, kad snukis subjaurotų, tai va, skambinkit Editai, rašykit į PM ir sutvarkys. Sutvarkys. Ja. Jeigu buvot negražas, tai tik tais jums taip atrodė. Padarys taip, kad iš tikrųjų jaustumėtės. Ne. Ai, geras. Pačiam Aš patiko. Aš labai saugau savo klientės. A ta prasme, jeigu negražiai gaunas, paguodi. Eik, tu sukneliu. Ne, ponios ir ponai, ne reklama, nes Edita man už tai pinigų nemoka, bet iš atgirdų ir iš visokių paskalų, tai turbūt viena geriausia ilgalaikio makiažo specialisčių, kurias esu girdėjęs. Nu, pirmiau pabandykit, paskui galėsite heitinti, nes aš heito nesu girdėjęs, kad blogai būtų kažką padarius. Tai vat, turėkite omeny, ponios ir ponai. Čia ir vyrams turbūt, ne? Šiaip, o kaip Editukai jau persikraustai darbę? Ne persikrausčiau. Šią savaitę turiu baigti kabinetą.
Normaliai tą žiovinu jau. Bet kaip Nerijus? Auriga, tu nuo manęs nuomodo nulipsi, o čia ne muta arba bloką gausi. Tu daug šneki, o naudos jokios. Bet tai tik tiesiog įžvalga, neįspėjimas. Girdi, o kokios tu naudos, pavyzdžiui, tu iš Aurygos norėtum? Kokią naudą jinai tau galėtų nešti? Ne, tai pašnekėkim, kokią naudą tu man galėtum nešti. Aš tau galiu antakius ant to šalmo padaryti baltus. Blemba, kaip gerai būtų. Arba kaukolė. Kaukolė tokia, žinai. Arba durnas akis tokias, žinai, išpieštum. Oškos akis va tokias. Auriga, tu man nepadėt, tu kenki. Tu, Auriga, esi kenkėja. Atseku. Nusakyk adresą. Atseksim tave. Rašykis numerį. Edita. Boltą to įkviesim. Aš žinai, kas yra hi-fi? Čia manęs klausė. Nu taip. Nu, tai paduok 5. Ne, aš nežinau, jisai laivą nori jungtis. Ai, tu klausė apie asmenybę. Ką žinau? Nu, pajung. Ilona, labas. Labas vakaras, Ai, Jėzau. draugai. Dėdulis mano, jau papa, nu tai, ble. Kas? Dėdė mano, nu tai kaip gali. Sakau, aš Labas vakaras, draugai. Kan skait, kas 5 minutės, tas. Daugiau nekeisiu, pasižadu. A tai, dėtų gal arba Tomu vadinkis, arba, ne, man tai geriau, kempiniukų būk. Davai būk kempiniukų. Negalima sudvejinti. Nu. Nu, nesisek tai nesisek. Pasižadu daugiau nekeist. Iki kada? Iki pavasario. Okay. Nu tai maždaug liko mėnuo laiko. Geras. Kaip tau, hi-fi jau atrodo, oškelės dupce tiktų man, ar ne? Va, žiūrėk. Aha. Tiktų. Nu, aš sakau, nu. Čia tau nekrista kebabų siestų. O, Jėzui, tu negalbėk taip, nes nu man negerai pradeda darytis. Nu ko, nuo kebabų, nuo kristės? Į nuo to. Okay. Nu, ponės ir ponai, hi-fivas, jeigu kviesite pasimatymą, jis kebabų nevalgo. Leva, bet aš neatsimenu, kada aš esu valgius kebabą, kaip norėčiau. Lemba, aš gal per porą mėnesių. Leva, aš dabar mėginu prisiminti, kada aš paskutinį kartą valgiau kebabą. Bet aš valgiau lėkštę ir toks neskanus buvo, tai kad nafik. Nu, čia kad jo, Lietuvoje neskanus yra. Belgijoje kažkada valgiau pas turką, o ten tai buvo kebabas, eiktų savo. Neįmanomas valgyti porciją kosminę ir skonis tai buvo vau, iš tikrųjų geras. Aš lenkuose valgydavau kažkada, tai ten blemba tas didysis, tai ten įveikti beveik neįmanoma, ten per padėklą tokį atneša, nu žiaurų, nu arba tas mažesnis vis tiek ten, bet jie skanus, o šį čia tai neskanus. Aš šiaip Mažeikios viena vieta yra man, kuri patinka, tai Prieiki tai va ten. Čia Sėdos gatvėje? Nu, ta didžioji iki, kur ir. Ai, nu Sėdos gatvėje, kas ten? Nu tai va pas tą ciuotę.
Aš aną atsimenu iš senų laikų. Jana seniau dirbdavo kebabiniai, paskui atsidarė, matai, savo, tai visada klausė, pas ją nėra kažkokių Pekino salotų, pas ją icebergas. Yra padažą pila ant salotų ir paklausė, kokio graikiško, česnakinio, pikantiško, ko nori. Ar išvis pilt nori, kad čia svogūno dėt, nedėt. Nu, ten rimtai yra. Nu, nebent, kai tu sakai, nerijau, kai jau atsirenki, kur tai dar. Man čia tai būdavo, nu galvoju, pasiskambinu, užsisakysiu čia šalimai. Galvoju, vėl bus neskanus, taip ir būdavo, nueinu ir vėl neskanus. Na. Aš ją pažįstu. Aš kadangi tą pažįstu ir, nu, jį pati savininkė ir pati dirba, žinai. Ir sakau, ten labs dienas, teta, man maža. Su kuo? Tai tas mažas net neužsidaro. Dangtelis, jeigu dėžutėj. Tu ten, apie ką, tu mažo negali suvalgyti, persivalgai. Nu, ten, sakau, šaunuoliai yra tokie, kad, nu, ir žmonės ten, sakau, per 12 valandą, tai ten šūdą tu ten sulauksi. 2, 3 arba prieš 12. Visi kokie... Sakau, jeigu atsitaikai, va jau ten, žinai, tai viskas tvarkoja. Nu, čia kai aplinkui, tai, nu, neįmanoma jų valgyti. Ne, va, ten ir skanus. Ten tikrai ir skanus, bet sakau, labai senai bevalgęs. Porą mėnesių. Hebrytę atsijungsiu. Gerai. Dabar tu paliko mane vieną, blėt. Nu, dabar mano panas užpuls ir bus tiutiu. Aš tai tavęs nepažįstu. Nu kaip, pažįstu iš TikToko, bet taip tai nepažįstu. Va, kažkokią lyvą užblokinau. Ne, eisiu. Blemba, Nerius čia apie tos kebabus prišnekėjo, girdi, ir apetitą sužadino, reikia gal kažką pavalgyti. Ir viskas. Gal taip ir padarom. Eik pavalgyti, aš irgi atsijungiu, jeigu Nerijus sugrįžt, tai aš irgi sugrįšiu. Gerai, tvarkelė. Viskas, gero vakariuko. Tai tau. Iki. Iki. Nu, žodžiu, einam, ką nors užsiemam prasmingais reikalais, gana čia durnavotis. Viskas, įėjau, pasilabinau, nieko nepasakiau ir išeinu. Ot gudrutė esu, ne? Jėzau, Ilona, aš nieką nežinau. Einu, aš pažiūrėsiu, ką Lijana. Nes nieko nesupratau. Jo, viskas įkėlis.